Sveiki atvykę į meditaciją pasitikėjimo savimi atgavimą. Su jumis Elytė Avetian. Dabar jūs sukursite tvirtą ryšį su savo vidiniu pasitikėjimu, pripildytų jėgos ir energijos. Ši praktika padės jums suvokti savo pasiekimus, priimti savo stiprybės ir išmokti pasitikėti savimi bet kokiomis aplinkybėmis. Dabar raskite patogią padėtį, kad galėtumėte maksimaliai atpalaiduoti savo kūną ir mintis. Galite užsidėti ausines, kad klausymasis būtų dar efektyvesnis. Užmerkite akis ir sutelkite dėmesį į savo kvėpavimą. Paleiskite visas pašalinės mintis. Šiuo momentu galvokite tik apie kvėpavimą ir nieką daugiau. Įsivaizduokite, kad jūsų vokai suklijuoti ir negalite jų atmerkti. Giliai įkvėpkite per nosį, sulaikykite kvėpavimą 4 sekundės ir lėtai iškvėpkite per burną. Leiskite savo susikoncentruoti į mano balsą ir paleisti visą nereikalingą įtampą. Įsivaizduokite, kaip jūsų galvos viršų švelniai apšviečia šiltas saulės spindulys. Leiskite savo pajusti šią malonią šilumą, kuri pradeda lengvai tekėti žemyn per nosį, atpalaiduodama kiekvieną raumenį, kiekvieną jūsų kūno ląstelę. Su kiekvienu iškvėpimu leiskite savo paleisti paskutinius įtampos likučius. Pajuskite, kaip šiltas, šviesus srautas pamažu leidžiasi žemyn nuo jūsų galvos viršaus, pripildydama šilumą ir atsipalaidavimą jūsų kaktą, pakaušį ir visą viršutinę galvos dalį. Jūsų skruostai, žandikaulis, viskas tampa minkšta, ramu. Pajuskite, kaip visiškai atsipalaiduoja kiekvienas veido raumuo. Dabar jaučiate, kaip maloni šiluma leidžiasi ant jūsų kaklo. Giliai atpalaiduodama, pamažu pradedate jausti, kaip jūsų kūnas atsiskiria nuo įprastų pojūčių. Tarsi sąmonė šiek tiek nutolsta, leisdama jums stebėti šį malonų atsipalaidavimą, kuris švelniai teka žemyn. Pajuskite, kaip jūsų pečiai prisipildo šilumą ir atsipalaiduoja. Šiluma teka žemyn per rankas, per pečius, per alkūnes, per riešus ir pirštus. Viskas tampa minkšta ir sunku.
Dabar šiltas šviesos srautas pripildo jūsų krūtinę ir nugarą. Atgaudavas jūs jaukia, raminančia šiluma. Leiskite šiai šilumai visiškai jūs atpalaiduoti. Jauskite, kaip įteka žemyn į pilvą, darydama jūsų kvėpavimą lengvą, laisvą ir gilų. Su kiekvienu iškvėpimu vis labiau paleidžiate paskutinius įtampos likučius. Maloni šiluma toliau leidžiasi žemyn, pripildydama jūsų klubus, kelius, blauzdas ir kulkšnis, o tada pasiekia pėdas. Jūsų kūnas tampa visiškai atsipalaidavęs, sunkus ir nejudrus. Leiskite savo sąmonį dar labiau nutolti nuo kūno, tarsi galėtumėte švelniai jį skenuoti, jausdami jo vidinį raštą. Jei kur nors vis dar liko įtampos, leiskite jai visiškai ištirpti šiame šviesos sraute. Su kiekvienu iškvėpimu jūsų kūnas tampa vis lengvesnis, ramesnis ir visiškai atsipalaidavęs. Dabar įsivaizduokite, kad aplink jūs atsiranda švelnus, auksinės spalvos debesėlis. Ši spalva švelniai apgaubia jūs, tarsi didelis auksinis šviesos kokonas. Ji šildo jūs ir dar labiau atpalaiduoja, pripildydamas kiekvieną jūsų kūno ląstelę lengvumu ir ramybe. Leiskite savo visiškai ištirpti šiame jaukumu ir lengvumu pojūtyje. Jaučiate ramybę, saugumą ir gilų atsipalaidavimą. Dabar noriu, kad įsivaizduotumėte, jog esate pačioje jaukiausioje ir saugiausioje vietoje. Tai gali būti bet kuri vieta, kurioje jaučiatės gerai ir ramiai. Pradėkite keliauti po šią vietą. Pajuskite, kas yra po jūsų kojomis, galbūt minkšta žolė, galbūt smėlis ar šiltas grindų paviršius. Su kiekvienu žingsniu jūsų komforto jausmas vis stiprėja. Pažvelkite aplink, atkreipkite dėmesį į viską, kas jūs supa. Leiskite šios vietos spalvoms tapti ryškesnėms, sodresnėms, gyvesnėms. Pajuskite, kaip ši erdvė pripildo jūs ramybę ir pasitikėjimą. Įsiklausykite į garsus, kurie jūs supa. Kas tai? Galbūt švelnus vėjo ošimas, paukščių čiulbėjimas ar lengvas vandens čiurlenimas.
leiskite šiems garsams dar labiau sustiprėti, sustiprinti jūsų atsipalaidavimą. Tai gali būti švelnūs, harmoningai skambantis garsai, kurie padeda dar giliau panirti į šilumos ir ramybės būseną. Tiesiog leiskite šiems garsams jūs pripildyti saugumo jausmą. Dabar pradėkite kvėpuoti šios vietos oru. Pajuskite jo aromatą. Kas tai per kvapas? Galbūt jis gaivus ir lengvas, o gal šiltas, su vos juntamu prieskoniu ar gėlių dvelksmu, o gal skaidrus, kaip kalnų oras. Su kiekvienu įkvėpimu prisipildote šios vietos šilumą ir ramybę. Su kiekvienu iškvėpimu paleidžiate visus savo rūpesčius. Viskas, kas nereikalinga, tiesiog išnyksta. Ir žinokite, kad jūs visada galite sugrįžti į šią vietą, kai tik jums to prireiks. Tai jūsų asmeninė erdvė, saugumo sala. Jei pripildo jūs gyvybinę energiją, palaiko jūsų kelyje į tikslus ir saugo jūs sunkiomis akimirkomis. Leiskite savo sutelkti dėmesį į tai, ką jaučiate šiuo metu. Galbūt viduje kyla abejonių, baimių ar įtampos. Priimkite juos be jokio smerkimo. Šie jausmai tai tik signalai, kuriuos dabar paversime pasitikėjimu ir vidinė stiprybė. Kartokite su manimi ir pasakykite sau: aš pripažįstu šiuos jausmus. Jie manęs neapibrėžia. Aš pasiruošus atverti savo vidinę jėgą. Įsivaizduokite, kaip prieš jūs atsiranda didelė siena arba garbės lenta. Tai jūsų asmeninių pasiekimų siena. Ant jos atsispindi visi jūsų laimėjimai. Nuo pačių mažiausių iki didžiausių. Įsižiūrėkite atidžiai, ką matote. Galbūt tai diplomas, apdovanojimas, sunkaus darbo rezultatas, akimirka, kai įveikite kliūtis. Kiekvienas iš šių pasiekimų švietė ryškia šviesa. Jie primena jums, kiek daug jau esate nuveikę. Ši siena parodo jums, kokį kelią jau nuėjote. Dabar aš tylėsiu 1 minutę, o jūs lėtai eikite palei šią pasiekimų sieną. Sustokite prie kiekvieno savo laimėjimo. Pajuskite pasididžiavimą savimi. Prisiminkite, kaip pasiekite kiekvieną iš šių pergalių, kiek jėgų įdėjote. Kaip jautėtės laimėję, leiskite šiai energijai užpildyti jūs iš vidaus. Dabar skirkite minutę šiam momentui.
Dabar kartokite su manimi ir pasakykite sau. Aš didžiuojuosi savimi už viską, ką pasiekiau. Šie laimėjimai įrodymas mano stiprybės ir gebėjimo įveikti bet kokius iššūkius. Dabar įsivaizduokite, kad prieš jūs atsiveria knyga. Tai jūsų pasitikėjimo knyga. Jos puslapiuose užrašytos visos akimirkos, kai rodėte stiprybę, drąsą ir pasitikėjimą savimi. Lėtai verskite puslapius ir prisiminkite šios momentus. Kada taip jautėtės? Leiskite šiems prisiminimus dar labiau sustiprinti jūsų vidinę galią. Atverkite pirmąjį puslapį. Kokį įvykį matote? Galbūt tai situacija, kurioje priėmėte svarbų sprendimą, kalbėjote prieš auditoriją, apgynėte save ar kitą žmogų, pasiekėte kažką reikšmingo. Įsijauskite į šį momentą, kur jūsų kūne jaučiasi pasididžiavimas. Pajuskite jį. Dabar aš vėl skirsiu jums laiko. Perverskite kitą puslapį ir dar vieną. Kiekvienas iš šių momentų dar labiau sustiprina jūsų vidinį pasididžiavimą. Leiskite sau pilnai patirti šią akimirką. Dabar kartokite su manimi ir pasakykite sau. Mano gyvenime gausu pavyzdžių, kaip galiu būti pasitikinti savimi. Šios akimirkos mano atrama ir stiprybė. Dabar įsivaizduokite, kaip prieš jūs atsiranda jūsų vidinio sąjungininko atvaizdas. Tai jūs, bet pilnai pripildytas pasitikėjimo, energijos ir jėgos. Pažvelkite į šį žmogų. Kaip jie atrodo, kaip jis jį laikosi, koks jo žvilgsnis, judesiai, laikysena. Pajuskite šios versijos jėgą ir tikrumą. Jis jį kalba. Šis vaizdinys priartėja prie jūsų. Jis įžvelgia jums į akis ir tiesia ranką. Pajuskite, kaip pasitikėjimo energija pereina į jūs. Šis sąjungininkas visada yra su jumis. Jūs galite kreiptis į ją bet kuriuo metu, kai jums reikia prisiminti apie savo jėgą. Dabar kartokite su manimi ir pasakykite jai. Aš priimu tave. Tu esi mano pasitikėjimas, mano jėga, mano vidinė atrama. Leiskite šiai energijai pilnai įsitvirtinti jumyse. Įsivaizduokite, kad už jūsų stovi jūsų protėviai. Jie žvelgia į jūs su pasididžiavimu ir meile. Jie perduoda jums savo išmintį, savo stiprybę, savo pasitikėjimą.
Dabar kartokite su manimi ir pasakykite jiems: aš priimu jūsų palaikymą, aš pripažįstu jūsų jėgą ir pernešu ją į savo gyvenimą. Kartu su jumis tampu stipresnis, stipresnė. Pajuskite, kaip jų energija teka per jūs, pripildydama jūs vidinę tvirtybę ir pasitikėjimą. Dabar persikelkite į ateitį. Įsivaizduokite, kad stovite prieš užduotį ar iššūkį, kuris anksčiau atrodė sudėtingas. Tačiau dabar jaučiatės stipri ir pasitikintis savimi. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip atrodote, kaip judate, kaip elgiatės. Įsivaizduokite save sėkmingai įveikiančią šią situaciją. Pajuskite, kaip pasitikėjimo energija jūs veda, padeda jūs veikti lengvai ir užtikrintai. Dabar kartokite su manimi ir pasakykite savo: aš sugebu susidoroti su bet kokia situacija. Pasitikėjimas tai mano dalis. Dabar grįžkite į dabartį, pripildydami save stiprybės ir pasitikėjimo jausmų. Pajuskite, kaip ši būsena tampa neatsiejama jūsų dalimi. Dabar kartokite su manimi ir pasakykite dar stipriau: aš pasitikiu savimi. Aš priimu savo jėgą. Aš nusipelniau sėkmės ir laimės. Dabar jūs pasiruošę žengti pirmyn, žinodami, kad visi atsakymai ir visa stiprybė jau yra jūsų viduje. Tegul ši pasitikėjimo būsena lydi jūs visose gyvenimo srityse. Jūs visada galite sugrįžti prie šios meditacijos, prie savo pasiekimų sienos ir prie savo vidinio sąjungininko. Atminkite, jūsų pasitikėjimas tai jūsų pasirinkimas ir jis visada yra su jumis. Ačiū, kad buvote kartu. Su jumis buvo Elytė Avetian.